Taip, klaipėdiečiui, o ir miesto svečiui jau gerai pažįstamas šūkis atsipūsk prie jūros, Klaipėda tvarkosi. Nes taip ir turi būti. Klaipėdoje vyksta daug atnaujinimo darbų, atgyja senamiestis. Vienas iš tokių atgimimą liudijančių projektų yra Dangės krantinę kadaise puošęs Salamander pastatas. Šis pastatas, kuriame numatyta įrengti viešbutį, pasitelkus senas nuotraukas ir atliktus archeologinius tyrimus, statomas ant atkastų buvusio pastato pamatų. Tad naujasis 3 aukštų Salamander viešbutis bus tokio pat tūrio, kaip ir istorinis jo pirmtakas. Šiame video jau matyti dar vieno atgimstančio Klaipėdos simbolio stogo dengimo pradžios darbai. Ir žinoma, mes būtinai sugrįšime į šią vietą galutinėme statybos darbų pabaigos etape, kuris numatomas 2025 metų gruodį. Na, o jūsų patiktukai, komentarai ir neabejotinai kanalo prenumerata mus skatina kurti naujus video apie mūsų miestą.